malonu kalbėti lietuviškai ir aš tikiu, kad beveik visi supras kiekvieną žodį, o kurie ne, pagaus prasmę, apie ką mes kalbame. Šis savaitgalis yra be galo svarbus mums, jauniems žmonėms, lietuviams, esančiams Didžiojoje Britanijoje. Bet nors ir esame nemaža bendruomenė įsikūrusiai čia ir nors nesame labai toli nuo Lietuvos, ne kažkur Amerikoje ar Urugvajoje ar dar toliau, mes kažkaip pamirštame, kur yra mūsų šaknis. Mes tiesiog ieškome, prie ko galėtume prisišlieti ir kas yra tas tikrasis lietuvis ar lietuvė. Apie tai ir daug dalykų, kaip galėtume mes integruotis į šitą didžiulę valstybę, Didžiąją Britaniją, bet išlaikyti savo savitumą ir savo kultūrą, norėtume pakalbėti ir tuo užsiimti. Aš norėčiau atidaryti šį savaitgalį ir tiesiog pakviesti visus bendrai pagalvoti, kuo mes turėtume užsiimti ir kaip išlaikyti tą savitumą, lietuvišką kultūrą būnant čia. Yra nemažai istorijos. Prieš mus, kaip žinia, lietuviai gyveno Didžiojoje Britanijoje dar 20 amžiaus pradžioje, susikūrusios tam tikros bendruomenės. Ir aišku, labai svarbu jaunimas. Jaunimas gyvenantis Anglijoje, aš turiu kai kurios duomenys, kad pradėjau burtis į tam tikras sąjungas ir būtent 1958 metais įsikūrė Didžiosios Britanijos jaunimo sąjunga, kuri buvo savarankiška, bet taip pat priklausė Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungoje. Jaunimo sąjungos narių tuomet buvo net 300, aš žinau, mūsų čia nelabai daug yra palyginti net 300, bet vis tiek tam tikras skaičius. Bet aš, būdama jauna imigrantė, negaliu išpasakoti tai, ką reiškia būti lietuviu daug metų. Todėl aš norėčiau pakviesti apie tai pakalbėti gerbiamą Paulių Marcinkevičių. Jis ir Markevičius, atsiprašau. Jis buvo daugiametis Didžiosios Britanijos jaunimo sąjungos direktorius ir vadovas. Jeigu galima. I have to apologise that this is going to be in English. Okay, this is very interesting for me to be here because this represents a new beginning in many respects from my role as Pirmininkas of the Youth Association a long time ago. My role covered a very interesting period in our history and Lithuania's history. So we're talking about the independence years. And in many respects, the role of the Youth Association was given a brand new opportunity to do something that nobody could have predicted. The DBL Yotes organised most of the demonstrations that took place for the Lithuanian independence movement. We organised most of the press conferences for meetings between Prunskiene, Landsbergis and Margaret Thatcher. So the Youth Association were very active in this community. Tai esu senos kartos jaunimo sąjungos narys ir patyręs jų reikalams. Ir labai malonu, kad yra žmonių dabar prisirinkę, kurie įdomaujasi šito dalyko, nes kai aš buvau toj sąjungoje tik mažyn žmonių, nes lietuviai kaip aš, kurie gimė Anglijoje ir užaugę Anglijoje, daugiau nebuvo įdomu būti lietuvių jaunimo sąjungoje, jiems daugiau įdomu būti Anglai ir viskas. Tai daugiau sukrypo, iškrito, nemokėjo lietuviškai kalbėti, užmiršo savo lietuvybę. Tai malonu pamatyti, kad čia žmonės sėdi ir jiems įdomu, ką atsikurti vėl. Nes gana svarbus dalykas, man atrodo, jaunimui yra šitam krašte. Bandyti išlaikyti savo lietuvybę, kadangi labai lengva užmiršti, kai visą laiką apie mus yra Anglija ir Anglai ir Anglų visas gyvenimas. Ačiū. Gal pasakysiu labą dieną visiems. Iš tikrųjų yra pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga. Taip sakant, aš manau, kad jums visam būtų visų pirma labai svarbu žinoti, kad tokia organizacija yra. Aš norėčiau jūsų paklausti, kas žinot iš jūsų, kas tai yra iš viso? Man būtų labai įdomu, kas esate girdėję apie pasaulio lietuvių jaunimo sąjungą. Šitų dviejų ponų neklausiu, nes aš taip suprantu labai, Robertai, turiu iš jūsų visų. Halo? Halo? O, iš ponų. Ok, supratau. Tau didelis ačiū, kad atvažiavai. Pasikuklai.
Įsigrobęs. Va, tai vienu žodžiu, Ačiū. visą geriausią. Persite tos įstatus, kuriuos mes šiandien jums pristatysime, mes lauksime, aišku, visų komentarų. Ta tokia linksmesnė dalis, tai yra darbas grupėse. Visiems atsipalaiduot, kadangi ir per traukėlį mes girdėjom labai daug įvairiausių pasiūlymų, kur galima padaryti, kaip turėtų viskas būti, taip toliau ir panašiai. Ir dabar yra jūsų galimybė išsisakyti. Kaip ir aš minėjau anksčiau, yra sukurtos kelios temos, kurios būtų pagrindinės mūsų iniciatyvinės kryptis. Ir ar jūs pagalvojate, aš dabar pasakysiu, jeigu prisimenu, aš minėjau anksčiau, aš žinau, niekas neklausė, visi mėgojo, buvo politika, buvo švietimas, laisvalaikis ir verslas. Dabar tie žmonės, kurie norėtų ir turi minčių apie politiką ir kaip galėtų būti susijusi ši nauja jaunimo organizacija su politika, pakelkite rankas. Politika, ne? Puiku. Štai turime 2, 3, 4 atstovai. Puiku. Dabar aš norėčiau, kad jūs susiburtumėt būtent mano dešinėje. Jo, dešinėje. Ir aš tada jums pasakysiu klausimą, apie kurį jūs turėsite aptarti grupėje ir paskui pristatyti. Politika, ar ne? Politiką prašom į šį kampelį, jeigu galime. Tai būtų, ar Didžiosios Britanijos Lietuvių jaunimo sąjunga turi būti politinė organizacija? Jei taip, kokia politinė iniciatyva gali būti leistina? Klausimas. Didžiosios Britanijos Lietuvių atstovas Seime Lietuvoje? Antras, švietimas. Švietimas. Kas nori, ar turėtų būti mokyklos? Vienas. Ingas klausimas, ar ne? Tai tu neturi pateikti atsakymą į šitą klausimą, bet kaip kryptis, ar ne? Tai kur švietėjai yra? Švietimas, jeigu galima. Kas yra politikos žodis? Dabar Šviečiame rentgenos žurnalistus. negalim susikalbėti, ne? Mes jau nesusiduojame. Pasakyti, kad politika neklausytų, paprasčiausiai buvom forsuoti, išeiti kur nors. Kas ten bus dabar? Dabar galvoju, tie, kurie liko salėje, jie... Įdomu, lietuvių laisvalaikio praleidimų. Čia yra jau nuo paskaitimų. Pasaulio Lietuvų sąjunga. Pavyzdžiui, esame žmonės, kad jie to nematė. Mielų norų sakys, žinok, aš to garantijos jausmas buvo jūrų ir panašiai. Dėl to, kad jie mielų norų sutiks, jeigu darydas daryti, tu darai vieną dalį, jie daro kitą dalį ir panašiai. Tai dalimis taip, bet jeigu iš vis nuo jeigu mes iš vis galvojam kaip absoliučiai atsiskirimą nuo bendruomenės, tai čia iš vis susiekimi yra labai daug. O ne, ar nešvenčiai Lietuvoje, jų gali būti kitaip, kas 10 metų. Yra tų švenčių, kurie dar nėra švenčių. Nešvenčiai čia yra populiarinti, bet dar vienas. Dar tuo metu čia Velykas, čia šnekai ne tik tai apie, čia šnekai yra apie renginius ir laisvalaikį ir panašiai, lygiai taip pat teatro festivalis yra renginys ir lygiai taip pat. Kas vyksta, mano nuomonė, čia neparuoštas suėjimas jaunų žmonių, nežinančių, ką jie nori veikti. Jaunas žmogus, susitikęs kitą jauną žmogus, gali paklausti, klausyk, gal padarom krepšinio varžybas, gal nueinam į barą, ten daug lietuvių renkasi, gal pasišnekam, gal kiti prisidės, gal čia bendruomenė organizuoja kažkokią tai šventę. Buvo užgavėnės, pagaliau buvo vasario 16, tai kurgi tas jaunimas, kur ta savimonė, kurgi viskas yra. Susitikimai prasidėjo vasario 6 dieną, o iki vasario 16 neatsirado norinčių ar suprantančių, kas tai yra vasario 16, arba kas yra kovo 11, arba dar kažkas, kitos šventės. Paprašė šventės, užsakėm vietą,
tai būtų Velykos. Kur ta šventė? Ne, mes jau nebedarysim. Ne, čia nieko nereikia. Reiškia, reikia nusispręsti patiems, ko reikia. Jokių būdų čia negali būti politinė organizacija. Nes bendruomenė irgi nėra politinė organizacija. Jeigu bendruomenė kažkada tai rinko parašus, stovėdavo eilėse prie Rusų ambasados ir skanduodavo, kad rusai iš Lietuvos išeikit ir panašiai, arba vėliau jau nepriklausomybės laikais, kad išeitų armija, tai nereiškia, kad šita dabar organizacija, kuri neturi iš viso jokio savo kredo, absoliučiai neturi kredo. Aš matau 3 žmonės sėdinčius už stalo, vienas, kuris nieko nesusigaudo, o 2, kurie manipuliuoja visais susirinkusiais. Vis tiek vienas nori prastumti savo tos įstatus, kurios buvo atsiuntęs dideliam tiražai ir daug puslapių, kad tai turi būti politinė organizacija, kad tai turi būti atskirai. Jeigu taip, tai ir jūs atskiri. Įsivaizduokit, kad čia yra bendruomenės namai, bet čia dar kol kas nėra jaunimo namų. Suprantat, ir jeigu jūs atskira politinė partinė organizacija, tai jūs kurkitės. Valiu? Viskas. Aš neturiu daugiau ką sakyti. Kiek yra narių skaičių? Kiek gali dalyvauti kongrese? Ne. Kiek tu gauni balsų? Kaip gauna, kaip renkasi valdyba? Balsuovimu, atvirų balsavimų. Čia yra kongresas? Tai pakėlė ir viskas. 3 naktis geri su paskui pietų australais, amerikiečiais. Jo. Ne, tu darai irgi lobbyingą, kaip praeitus rinkimus buvo mūsų 2 komandos, praktiškai Vokietijos branduolys ir kiti žmonės ir Australai. Ir visi pasakė, kiti pasakė, jeigu Australijai bus valdyba, tai numirs jaunimo sąjunga visai. Per toli. Ir bet vyko didžiulis darbas lobbyingas, aš mėgau kas 4 valandas per naktį. Nes supranti, buvo, kurie nori taip, o kiti taip. Normalūs demokratiniai rinkimai. Jūsų yra balsų 4 šitam visam reikalui. Ir jūs paskui pasirinkti. Pagal ką balsų? Pagal ką paskirsti? Surtos sportas. Kaip pagal ką? Ai, Ką centre galima veikti dar? Grupių sportas jau reikia labai gerą centrą turėti. Šiaip tai su sportą visais galais, bet... Jeigu ten ta vieta turi, pavyzdžiui, ten futbolo stalą... Kodėl nesuorganizavus, pavyzdžiui, ten sportą, krepšinį? Centre veikti. Gali būti kavinė, restoranas. Bet tai jau bus pelnas, Tai aš tai galiu pasakyti vieną dalyką iš Maskvos. Kai dirbau Maskvoje, buvo toks dalykas. Lietuvių ambasada nuomodavosi krepšinio salę ir kiekvieną savaitgalį ateidavo lietuvių bendruomenė žaisti krepšinį. Ambasada moka visas sąlygas, bet tai čia dėl kažkokio tai nutarimo reikia rimtai, raštiškai kreiptis. Aš nuomoju 2 kartus per savaitę. Čia yra... Aš nemanau, kad per žmonių čia nepasvetas. Tai ateis bet kokiu atveju. Pas mane nėra ne vien vietos, nes žmonėms. 2 kartus per savaitę aš nuomoju ir abu 2 kartus yra Čia aišku, reikia tada priimti kažkokį. Labas vakaras dar kartą. Labai fainai, kad mes galėjom padiskutuoti įvairiam temam. Ir aš pradėdamas atsakyti tą užduotą klausimą, norėčiau pabrėžti, kad dabartinis tos 15 minučių suskirstimas į grupės yra santykinis, dalinis, nes visos sritys tarpusavį rišasi, nes dėl ko? Dėl to, kad visų pirma mes patys visi dalyvaujam ir toj veikloje. Vieni galbūt aktyvūs kaip organizatoriai, kiti yra pasyvesni kaip dalyviai, paprasčiausiai tos organizuotos veiklos. Mes, ta grupelė, kuri apsiėmė atstovauti tą klausimą susijusį su politika, vieningai nusprendėm, kad aiškus dėl ko, jaunimo organizacija, kurią mes dabar įsteigėme ir kurią mes laikomės, tai yra nepolitinė organizacija. Bet tai nereiškia, kad mes negalime ir neturime teisės dalyvauti politikoje, dėl to, kad visų pirma, reikia suprasti tai, kad mes vienijam tam tikrą visuomenės dalį. Šiam momentui tai yra Lietuva, lietuviai, sakykime taip. Ir bet kokiu atveju, jeigu mes gyvename čia, tai automatiškai mes vykdome tam tikrą mums reikalingą veiksmų grupę, kitaip ją pavadinti politiką. Jeigu pasimsit žodyną, kas yra politika, jums aiškiai bus pasakyti, tai planingas, taisyklingas veiklos veikimas ir viskas.
Tai kad jį sureikšmino labai smarkiai ir bando jam suteikti negatyvę poziciją, tai yra kitas klausimas. Mano pavardės nėra. Gerai. Andrius Kasparavičius. Andriu, labai prašau, techninį dalyką. Pasižymėkite, kadangi turi būti išrinkti 6 žmonės, pasižymėkite vardus ar ne žmonės, nes jūs turėsite balsuoti už tuos. Buvom susitikę čia, mes porą kartų organizavom su Lietuva užsienyje forumo susitikimus. Yra keletas žmonių čia, kurie dalyvavo tuose susitikimuose. Lietuvoje teko dalyvauti Lietuvių moksleivių sąjungos valdybos susitikimuose. Buvau revizorius Lietuvių moksleivių sąjungos. Buvau savo mokyklos prezidentas ir mūsų rajoninės veiklos ratelėje. Ir žodžiu, tokios patirties turiu ir mane domina visi su to susiję dalykai, pradedant politiką, baigiant kultūriniais dalykais, teko man ir dainuoti, ir skaitau būti, ir panašiai, taip, kad jaučiu, kad žinau nemažai sričių ir esu aktyvus ir galėčiau prisidėti prie šitos organizacijos, taip kaip iki šiol prisidėjom kartu su valdyba, organizuodami ir internetinę svetainę, ir informacijos sklaidą, ir susitikimus. Aš gyvenu pats netoliese čia sodybos. Ir važinėti man nėra tokia didelė problema. Tikriausiai dalyvavau visus kartus, kada tik buvo susitikimai. Nuo 18 metų turiu savo įmonę, nuo 18 metų atvykęs Anglijoje, taip pat verslą vykdau 4 metus, bet mano visus mintis yra ne apie verslą, bet apie laisvalaikį, kaip padaryti, kad žmonės nenorėtų važiuoti į Lietuvą, žaisti krepšinio, nenorėtų, kad jie atrastų kažką dalelę Lietuvos čionais. Tai jeigu bus, aš pats tiesa žaidžiu krepšinį, vairuoju jūroje, muzikantas, groju būgnais ir taip toliau. Tai to laisvalaikio pas mane yra daug. Jeigu nebūsiu valdybos narys, jokių problemų, jeigu yra geresnių žmonių, aš bet kuriuo atveju prisidėsiu prie to, kiek man bus leista prisidėti. Tai va, žmonių pažįstu Anglijoje daugiau nei 1000, sakyčiau, tai pažįstamų ratas yra ganėtinai platus, galimybės irgi. Ačiū. Trumpai taip, esu blondinė. Taip balsuoju. Ne, iš tiesų, man 25 metai ir aš mokiausi teisę Anglijoje ir turiu savo privatų verslą, tai būtent verslo konsultavimo. Prieš tai aš visada stengiuosi kažkaip tai būti, dalyvauti kažkokioje lietuvių bendruomenės iniciatyvoje ir būtent prieš kelius metus organizavau lietuvių vaikams teatrą ant vandens. Tai buvo be galo sudėtingas renginys, nes tai iš manęs pareikalavo 6 mėnesių ir aš žinau, ką reiškia dirbti ir su vaikais, ir su health and safety. Jeigu kas nors gal ir sako. Tai subūrė labai nemažai vaikų ir tėvelių, ir aktorių, ir taip toliau ir panašiai. Tai dariau aš asmeniškai, padedama bažnyčios. Todėl aš visada ieškojau galimybės kažkaip įsivelti į visą šitą, kažką daryti, nes man svarbi Lietuva. Ir aš pati jau kalbu beveik su akcentu, nebegaliu kalbėti ir dabar jau maišausi, bet stengiuosi išlaikyti tą savo identitetą, kuris man be galo svarbus. Todėl prašiausi rašyti laikraštyje, rašiau įvairiausius ir dabar ruošiu beje knygą, bet visą tai nesąmonės. Svarbiausia tai, kad aš galvojau kelias dienas, kodėl aš noriu būti šitoje organizacijoje, kodėl aš noriu būti su lietuviais. 3 metus aš bandžiau nuo jų atsitolinti. Ir žinot kodėl? Kad aš pagalvoju, žinot kaip laimi žydai, būdami bendruomeniai. Jie puikiai sugeba integruotis į įvairiausias pasaulio šalis, bet išlaikyti tas sąsajas žydų jau žino aukščiausias vietas. Aš manau, kad mes turim išlaikyti tą, jie ieškos naudos. Nes aš pati esu žmogus ir
aš ieškau visur naudos. Jeigu aš kaip studentė sužinosiu, kad aš kažkur galiu gauti ar kažkokią paskolą kaip studentė. Nes aš esu, kaip ir visi jūs, diskriminuojama šitoj šalyje. Ir tai yra tiesa. Aš tikiuosi jaustis kažkokioje bent jau aplinkoje nediskriminuojama. Ir ta, kuri man padės toliau vystytis. Padėkime vieni kitiems. Aš tik taip manau. Ir aš tikiuosi, kad galima kažką padaryti. Pradėkime. Iš valdybos, aišku, tai buvo ir kitų žmonių, aišku, iniciatyva, kad sukurti, reiškia, visą šitą susibūrimą ir atkurti šitą organizaciją. Ir aš kiek turiu patirties, būdamas aplamai valdyboje, esu valdyboje 3 metai, reiškia, bendruomenės 6 metai, tai galima sakyti kažkokios tai bendruomenės, reiškia, patyrimo, reiškia, visokiais klausimais, mano manimu, turiu. Kažkai žmonės mane pripažįsta ir, kaip sakant, būdamas valdyboje tikrai galėčiau prisidėti visokiausiais klausimais, kiek susidūrė su bendruomenė, kiek susidūrė su jaunimu, visą laiką gausit iš manęs atsakymą. Aišku, gal ir mane dar galima pamokinti, bet, ta prasme, galvoju, kad galėčiau būti naudingas. Aš neužvargiant jūsų, norėčiau pasakyti, kad visuomeninėje veikloje esu pakankamai senai, jau dalyvavęs nuo pionierių laikų, kaip būtų anksčiau, nors nenori tai reikia pripažinti. Toliau, kas be ko, kai išsigryninom savo jausmus, taip toliau, labai aktyviai dalyvau sąjūdžio veikloje. Ir sąjūdžio veikloje esu nuo 16 metų. Ir praktiškai visi teigiami sąjūdžio veiklos požymiai man jie iki šiol yra išlikę ir jie man yra šventi. Tuo labiau, kad man teko gyventi tam tikrą gyvenimo tarpsnį Rietave, kur buvo visko pradas, kai kurių dalykų, kurie iš viso Lietuvoje tik tai pirmą kartą buvę. Tai ir, žinote, kad tai buvo Okinskio polonezas tenais buvo parašytas, tai ir pirma lietuviška lemputė, tai ir pirma muzikos mokykla. Būdamas to veikloje, aš dalyvavau ir chorinėje veikloje, ir tautinių šokių veikloje. Aš labai puikiai atsimenu, kada atvažiavau mokytis į Rietavą, nemokėdamas nei polko šokti, nei valso. Naktimis aplink stadioną, kad nieks nematytų, lakštydavau, kad tik tai išmok galėčiau, kad nepadaryti gėdą derliaus šventėse. Ir aš perlaužiau. Ir ką noriu pasakyti, ta patirtis, kurią aš įgijau jaunimo veikloje tenais, manau, jinai su manim iki šiol yra. Tuo labiau, kad vėliau vystantis, aš dalyvavau ne vien tik visuomeninėje veikloje, bet ir politinėje veikloje. Čia kitas klausimas, bet ta patirtis, kurią aš turiu, atvažiavęs čia, jinai man labai praverstų šitoje organizacijai. Aišku, kas be ko, kaip ir dauguma atvažiavę į Londoną, sakykime, aš buvau nusivylęs Lietuvoje esančią jaunimo veiklą, aš turiu omeny požiūrių politikų į jaunimą. Ir praktiškai buvau nusprendęs, kad nedalyvausiu jokiose veiklose absoliučiai. Ir ypač po tam tikrų veiksnių politikoje. Bet kadangi atsirado galimybė po 4 metų atsistoti nuo nulio praktiškai, nes aš atvažiavau su skolintais pinigais 200 svarų turėdamas. Dabar turiu mažą savo verslą, esu IT inžinierius, kuris užsiema tam tikrą sritimi ir būtent turi galimybę pastoviai bendrauti su žmonėm. Mano kontaktų grupėje iš lietuvių yra virš 1000 telefonų, kurie kreipės pastoviai į mane. Aš esu laisvas savo veiksmais, aš turiu minį, net galiu planuoti savo darbo laiką, būtent šios organizacijos naudai. Ir bet kokiu atveju, aš manau, tinkamai dalyvaučiau šitoje veikloje su savo patirtim, su savo siekiais. Tuo labiau šiuo metu, esant prieš jūs, esu toks, koks esu. Ačiū labai. Iš Vokietijos atkeliavo mano pavardė labai senai, ir mano tėvas ir motina į lietuviai yra, tiesiog teko paveldėti tą pavardę. Man 27 metai, gyvenu prie netoli Londono, pradėjau tik neseniai dirbti National Express vairuotojų. Turiu gana nemažai laiko darbo metu, kad aš galiu tvarkyti visokius reikalus. Ir tuo pačiu turiu verslo gyslelę, kuri visą laiką buvo mano gyvenimo dalimi, tiek gyvenant Lietuvoje, tiek Anglijoje.
Norėčiau pretenduoti į iždininko poziciją, jeigu tai įmanoma, ir prašau jūsų paramos. Ne finansinės, o šią poziciją. Dėkui. Aš pasiruošiau kažkokią kalbą, tikrai nesiruošiau, jūs ten labai daug šnekėti. Aš tik norėčiau visiems padėkoti, kad atvažiavo, kad paukojot savo laiką. Ir tikrai, mes tikrai ruošėmės, kiek galėjom ir aukojom savo laiką. Aš atsiprašau, kas ne tai, buvo kažkokie nesklandumai. Tai yra mūsų pirmas blynas, yra prisvilęs, kaip ir visada, bet mes tikėkimės jums patiko ir turėjot gerą laiką. O mano tikslai būtų informacijos skleidimas, tai prasme ryšiai su visuomenė, aš manau, kuo daugiau informacijos. Prieš ateidama į šitą veiklą aš susidariau su duobe. Turėjau pati domėtis, kur man gauti, aš noriu, kur padėkit. Rašiau vieną, kitą, skambinau, nėra. Tikrai, tai va, mano vienas iš pagrindinių tikslų. Informacijos skleidimas, bendradarbiavimas su pasaulio jaunimo organizacijomis, Europos organizacijomis, taip pat Didžiosios Britanijos jaunimo. Bakalauro kvalifikaciją, bakalauro laipsnį, kai tik atvykau iš Londoną, iš karto norėjau visada labai domėjau švietimu. Iš karto kreipiausi lietuviškas mokyklas ir 2 metai darbuojuosi 2 lietuviškose mokyklose. Man švietimo programos jau labai artimos, suprantamos, jos aiškios ir aš labai aiškiai matau, kaip galėčiau savo jėgas ir darbą skirti šioje srityje kylančiom problemams spręsti. Organizacinio darbo patirties turiu gana daug, kadangi visus 5 metus studijų metus dirbau studentų sąjungoje, 2 metus buvau savo fakulteto prezidentė. Tai labai gerai žinau, kas verda virtuviai tokių organizacijų, kurios nariai nėra apmokomi, kurių motyvacija yra vienas iš esminių variklių, kurie veda visus susirinkusius širdis, ir kodėl mes visi čia esame susirinkę. Tai manau, kad galėčiau produktyviai dirbti jaunimo sąjungos labui ir pasiekti konkrečių rezultatų, kurie dabar reikalingi atsikūrusiai jaunimo sąjungai. Londone esu ne taip senai, 2 metų. Lietuvoje jau pradėjau įsisukti tokias veiklas kaip moksleivių klubai, kaip moksleivių sąjungos susirinkimai ir panašiai. Mažai dalyvavęs tokiuose aktyviuose veiklose kaip šokiai. Yra pasaulio lietuvių dainų šventė 98-97 Lietuvos moksleivių dainų šventė. Įstojęs Šiaulių universitetą baigiau elektroinžinerijos bakalaurą. Ką dar galiu pridurti, tai kad netaiko konkrečiai į kažkokią tai dabar vietą, kai kurie žmonės jau žino savo tikslus, kad būtent nori būti iždininku, būtent nori būti švietimo sistemai, būtent, sakykime, atstovauti. Aš netaikau dar į tokią konkrečią vietą, nes nežinau iš tikrųjų tų visų siekių, visų tikslų. Taip kad, bet esu aktyvus, mėgstu dalyvauti, turiu konkrečią savo nuomonę ir ta prasme mėgstu diskusijas, mėgstu prieiti tikslą, kuris duoda naudą. Kaip pradėti nuo trumpos savo praeities. Pradėjau savo veiklą tokią aktyvesnę, mokyklą buvau išrinktas gimnazijos prezidentas, įsitraukiau į rajonų veiklą moksleivių, buvau išrinktas į Lietuvos moksleivių parlamentą, priklausau nacionalinio saugumo gynybos pirmininkas buvo, atsiprašau. Paskui įstojau į Kauno kolegiją, nebaigiau vadybos, bet pradėjau savo studijas Anglijoje, Norvičiaus koledže. Studijau anglų kalbą, esu viduriniam lygy ir tikiuosi baigti jį ir nors tęsiu kalba. O veiklos atžvilgių, nežinau, manau, kad aš turiu daug potencijos tam padaryti, atsiprašau už įsireiškimą, bet jis nebepasakė. O galit prisistatyti, ponas, dar kartą? Taip, manau, mano vardas yra Paulius Karponskis, man 20 metų. Ačiū uždėmesį. Prieš tol, kol mes valgėm mus, norėtumėm paskelbti rezultatus. Balsų skaičiavimo komisija nusprendė. Tai čia galėsite bandžiam paskaičiuoti tos rezultatus. Dabar palaikyti man taip. Mes nerodysim, išlaikysim įtampą iki paskutinės minutės. Yra siūlymas vardinti 6 vietas dalinasi Robertas
ir Laura. Penktą vietą Einaras. Atsiprašau. Taip, penktą vietą Einaras. Ketvirta ir trečia dalinasi Marius su Raminta. Antroje vietoje Tomas Lapkauskas ir pirmoje vietoje Gytė.